Kas man yra laimė? Na, žinau, tokį labai platų, sudėtingą klausimą. Ir pirma tokia šovusi mintis man į galvą, tai yra vis tik apie gyvenimą. Apie gyvenimo pilnatvę. Kol kalbu, gal ir bėga mintis tokios, kad kiek pragyvenau, kiek žmonių sutikau, kiek įvykių buvo. Be abejo, labai didelę laimės dalį sukuria šeima, mano vyras, 3 vaikai, broliai, mama. Tai dalis mano laimės. Dalis mano laimės tai yra, kas aš esu ir atsakymas į tai, kas aš esu. Ką veikiu, kokie mano vaidmenys gyvenime yra, kad aš esu pakankamai laisva pasirinkti, ką noriu daryti, ką noriu keisti. Ir tai man galbūt tą laisvę irgi suteikia laimę. Be abejo, labai daug laimės duoda buvimas gamtoj, nes gamta man yra kažkas nepakartojamo. Nepakartojamo, kad tu gali stabtelt tame bėgime, gyvenimo bėgime galbūt stabtelt, pajausti, nežinau, gal Dievo sukurtą grožį. Gal pamatyti tas spalvas, tekantį vandenį. Tai irgi mano laimės dalis. Tai taip apibendrinant, galbūt, sakyčiau, pats gyvenimas suteikia laimės žmonės ir aš kaip gyvenimo dalis. Šeima man labai daug ką reiškia. Turėjau ir turiu laimę būti šeimoje 29 metus. Ir be abejo, gyvenimas ir buvimas šeimoje per tiek metų reiškia daug ką. Nebūtinai džiaugsmą, nebūtinai ramybę, nebūtinai kažkokias kitas emocijas, kurias mes labai vertinam kaip teigiamas. Šeima, nežinau, ateina žodis net ir atsakomybė galbūt. Ir abejonės. Ir kažkas tai, kas skaudina ir kas liūdina. Daug tų emocijų tame žodėje telpa. Ir be abejo labai daug viltingumo, nes tie momentai, kuriuos sukūrei būdama šeimoje, kuriuos aš pati sukūriau būdama šeimoje, jie duoda pagrindą dabar ir duoda gal pavyzdį ir mūsų vaikams. Labai dėkinga esu ir vyrui, nes tai šeima reiškia, kad ne aš viena. Šeima reiškia, kad sutuoktinis, kuris yra šalia manęs, gali būti toks, koks nori būti. Aš galiu būti tokia, kokia noriu būti, bet mes mėginame kartu šeimoje rasti geriausią gyvenimą mum abiem ir mūsų vaikams. Ta sinergija galbūt, ar ne, žinot, kas ta sinergija, kad ten 2 + 2 = 5. Tai va tas ieškojimas pastovus, radimas tų gerų momentų, tai labai ir smalsu, kas dar bus ateity. Laimė šeimoje. Galima taip, laimė šeimoje. Tai tikrai labai daug. Tai tikrai labai daug. Laimė šeimoje ir kvepiantis maistas ant stalo, ir bendri pietūs ar bendra vakarienė, ir kalbėjimas, ir tylėjimas gal kartais, ir be abejo sveikata, sveika ir aš kaip mama, kaip žmona, ir vyro sveikata, ir vaikų sveikata. Ir žinot, taip besidalindama aš pagalvojau, kiek vis tik tos laimės yra aplinkui daug. Ir laimės šeimoje taip pat labai daug. Esu dėkinga Dievui ir likimui už tai.